Sveiki, aš esu Šarūnas Jasiukevičius. 8 laidų cikle Kelionių dienoraščiai aš papasakosiu apie naujų atradimų kelionę Maroke. Pažintį su šia nuostabia šalimi pradėjau šiaurėje, Tandžyr mieste. Keliaudamas aplankiau svarbiausius turistinius miestus bei jų lankytinus objektus. Klaidingą Efeso Mediną, užmirštą Emibladeno kasyklą, Finto oazę. Leidausi į kelionę ne tik automobiliu, kopiau į aukščiausią Šiaurės Afrikos viršukalnėje Beltaukal. Keliavau Sacharos dykumą ant kupranugario. Susipažinau ne tik su gražia turistinė Maroko puse, bendravau su vietiniais, pažinau jų tradicijas ir papročius. Nepraleidau progos pasižvalgyti po vieną didžiausių Maroko miestų Marakešą. Kelionės pabaigoje grožėjausi pietuose esančio Es-Saviros kurorto paplūdimiais ir įspūdingomis Legziros regiono uolėtomis pakrantėmis. Taigi nepraleiski progos pažvelgti į Maroką keliautojo akimis. Susitiksime laidose Kelionių dienoraščiai.